Labą dieną. Aš esu Gintarė Mockevičienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, maisto ir veterinarijos politikos departamento gyvūnų gerovės skyriaus vedėja. Šiandien pristatysiu gyvūnų globėjų mokomąsias gaires, kaip užtikrinti gyvūnų gerovę pagal veterinarijos reikalavimus. Pristatymas bus skirstas į 3 dalis pagrindinės ir tai bus įrašas, kurį jūs galėsite perklausti bet kada jums patogiu metu. Jeigu turėtumėte kokių klausimų, norėtumėte pasikonsultuoti papildomai, tai lygiai taip pat kaip ir iki šiol, siūlau nelaikyti klausimų kišenį, o tikrai kreipkitės į mus bendraisiais kontaktais, tai yra telefonu 1879 arba bendroju elektroniniu paštu adresu info@vmvt.lt. Mes taip užtikrinam, kad visi kreipimaisi, visi paklausimai pasiektų atsakingus padalinius, o vėliau atsakymai pasiektų jūs. Mūsų pristatymo tikslas šiandien yra supažindinti su veterinarijos reikalavimais gyvūnų augintinių globėjams ir globos namams. Tai šie reikalavimai, kaip žinot, yra teisės aktas. Teisės aktą ne visą laiką yra lengva skaityti, jį gilintis ir panašiai. Gauname dėl kai kurių punktų nemažai paklausimų, tai tiesiog stengiuosi tą teisės aktą supaprastintai jį pateikti jums, tai yra gyvūnų globos veiklą vykdantiems ar gyvūnų globos namuose dirbantiems žmonėms. Ir nuorodos į straipsnius, į kažkokius dokumentus, į teisės aktus ir panašiai bus aktyvios, jos matosi štai čia. Ir jeigu reikės, jums galite paspausti ir tiesiog įeiti į jau galiojančią redakciją. Tai reikalavimus sudaro keli pagrindiniai skyriai ir aš juos visus po truputį pristatysiu. Taip pat reikalavimai turi priedus, kuriuose yra aprašyta ploto normos minimalios ir taip pat kokia temperatūra turėtų būti laikymo įrangoje. Kiekvieną dieną dirbdami ir mes jūs susiduriam su pagrindiniam tokiam sąvokom, kurios pagrindai yra išvardintos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme arba būtent reikalavimuose gyvūnų globėjams ir globos namams. Tai gyvūnų globa yra asmens veikla skirta gyvūnų gerovė ir apsaugai užtikrinti. Gyvūnų globėjas, asmuo atitinkantis teisės aktų nustatytus reikalavimus ir užsiimantis prižiūri ir bešeimininkių gyvūnų globa yra laikinąja gyvūnų globa, laikinuoju gyvūnų laikymu. Gyvūnų laikymo įranga tai yra bet koks narvas, aptvaras, voljeras, gardas ar kita gyvūnų laikyti tinkama įranga. Gyvūnų globos vieta tai yra VMVT nustatyta tvarka patvirtinta gyvūnų laikymo vieta, kurioje gyvūnų globėjas laikinai globoja bešeimininkius ir beprižiūrius gyvūnus bei sergančius laukinius gyvūnus tol, kol juos bus galima išleisti į laisvę. Taip pat nuolat globoja tos gyvūnus, kurių atsisako jų laikytojai, bešeimininkius, beprižiūrius, spaigus jų laikinąją globai. Na ir nuo 2004 metų lapkričio mėnesio atsiradusi sąvoka gyvūnų laikytojas savanoris, tai yra asmuo, laisva valia teisės aktų nustatyta tvarka, savo gyvenamosiuose patalpose, žemės valdoje laikinai laikantis gyvūnų globėjo jam perduotus gyvūnus. Reikalavimus yra numatytos bendrosios nuostatos ir bendrosiose nuostatose yra nurodoma, kam taikomi, kam netaikomi reikalavimai ir kiti niuansai. Tai veterinarijos reikalavimai gyvūnų globėjams ir globos namams nustato reikalavimus gyvūnų globėjams, gyvūnų globos namams, gyvūnų globos vietoms, laikymo įrangai, bešeimininkių ir beprižiūrių gyvūnų laikymui, priežiūrai, gaudymui, transportavimui bei gyvūnų apskaitos tvarkai. Šie reikalavimai nėra taikomi asmenims, kurie rastus bešeimininkius ir beprižiūrius gyvūnus globoja, tačiau neužsiima jų tikslinė globa, reiškia nuolatinės veiklos. Pagrindiniai reikalavimai gyvūnų globėjams ir globos namams yra tokie, kad gyvūnų globėjas gali būti asmenys, kuriems yra ne mažiau kaip 18 metų,
kurie neserga psichinėmis ligomis, neturi priklausomybių, kurie neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba galiojančios administracinės nuobaudos už žiaurų elgesį su gyvūnais ar jų kankinimą, jiems nėra uždrausta laikyti gyvūnus ir jie atitinka kitas reikalavimų nuostatas. Kai gyvūnų globėjai pradeda vykdyti veiklą, jie turi būti įtraukti į gyvūnų globėjų sąrašą. Gyvūnų globėjų, VMVT tvarkomas gyvūnų globėjų sąrašas yra internete ir jį galima pasiekti būtent panaudojus šitą aktyvią nuorodą. Ir tam, kad gyvūnų globėjas, norintis, kad jis būtų įtrauktas į VMVT gyvūnų globėjų sąrašą, reikia pateikti laisvos formos prašymą dėl įtraukimo. Tame prašyme reikėtų nurodyti informaciją apie juridinį arba fizinį asmenį, dokumentą, kurio patvirtinimą jo teisė vykdyti gyvūnų globos veiklą, pavyzdžiui, registro centro išrašas, įmonės kodas, jeigu tai yra juridinis asmuo, taip pat informacija apie jo atitikti reikalavimams dėl teistumo ir priklausomybių, tai yra pažymos. Informacija apie planuojamą vykdyti be šeimininkių ir be prižiūrių augintinių, kurių gaudymą organizuoja savivaldybės administracija laukinių gyvūnų globą. Pavyzdžiui, benamių kačių sterilizacijos programa PSP. Ir atsakingą asmenį, kuris bus atsakingas už reikalavimų nuostatų įgyvendinimą ir su kuriuo toliau mes bendradarbiausime. Ką reikėtų pridėti prie prašymo? Tai yra išsamus veiklos aprašymas. Ar bus laikina globa vykdoma, ar bus gyvūnai globojami globos namuose, kokiamis sąlygomis bus laikomi gyvūnai, ar jie bus laikomi globos vietoje, ar bus pasitelkiami gyvūnų laikytojai savanoriai ir panašiai. Tai yra, kuo išsamiau aprašysite, tuo bus geriau. Taip pat asmens tapatybės kortelės ar paso kopija ir dokumentus, kuriais patvirtinimas yra kai kurie reikalavimai nustatyti vėlesniuose papunkčiuose, tai yra, pavyzdžiui, sutartis su veterinarijos paslaugų teikėjais kopija arba aktyvi nuoroda į interneto svetainę. Gyvūnų globėjai gyvūnų globos veiklą vykdyti gali arba globojant gyvūnus namuose. Tai tokiu atveju nereikia veterinarinio patvirtinimo, tiesiog užtenka būti įtrauktiems į VMVT gyvūnų globėjų sąrašą. Arba gali steigti gyvūnų globos namus, tai tokiu atveju yra reikalingas globos vietos veterinarinis patvirtinimas. Gyvūnų globėjai, jeigu prisiema savo atsakomybę, gali gyvūnų globos veiklai pasitelkti gyvūnų laikytojų savanorius. Gyvūnų laikytojai savanoriai patys gali laikyti gyvūnų globėjų perduotus gyvūnus savo gyvenamosios patalpose arba žemės valdoje. Ir gyvūnų globėjų atsakomybė yra įsitikinti, kad jo gyvūnus laikys pilnametis asmuo, kuris yra neteistas už žiaurų elgesį su gyvūnais, kad jis laikysis gyvūnų laikymo taisyklių. Ir jeigu gyvūnus palaidus, pririštus ar lauke įrengtoje įrangoje, laikys saugiai kitų žmonių atžvilgių. Ir dar svarbus pastebėjimas, kai kurie jau tikrai tą žinojo ir patys inicijavo, kad yra draudžiama nuolat laikyti šunis pririštus. Tai gyvūnų globėjai turi įsitikinti, kad nebus nuolat laikomi šunis pririšti prie grandinėmis prie būdų. Taip pat įsitikinti, kad gyvūnas bus patikimose rankose, svarbu dar iki jo perdavimo kitam savininkui. Jei gyvūnų globėjas perduoda savo gyvūnus gyvūnų laikytoms savanoriams, tai jisai turi turėti gyvūnų laikytojų savanorių sąrašą, perduoti gyvūnus pagal išsamią rašytinę sutartį, o prireikus VMVT pareigūnams suteikti galimybę patikrinti šių gyvūnų gerovę. Gyvūnų globėjai, siekdami tinkamai įgyvendinti gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 15 straipsnio 3 daly nurodytas pareigas, turi turėti sutartį su veterinarijos paslaugų teikėju arba būti įdarbinus veterinarijos gydytoju, turėti interneto svetainę arba paskyrą socialiniam tinkle ir ten viešinti informaciją apie savo globojamus gyvūnus,
Nustačius gyvūno savininką, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4,61 straipsnė nustatyta tvarka informuoti apie surastą gyvūną ir jį grąžinti. Ir ne vėliau kaip per 3 dienas informuoti savivaldybės administraciją ir policiją ir bei skelbti savo interneto svetainėje informaciją apie surastus, priklydusius ar pristatytus gyvūnus, nurodant duomenis apie jų ženklinimą. Tai Lietuvos Respublikos civiliniam kodekse yra straipsnis skirtas bepriežiūriams ir priklydusiems naminiams gyvūnams. Čia yra nurodyta, kad jeigu mes randam gyvūną ir sužinom, kad jis turi šeimininką, tai pavyzdžiui, kad jis yra ženklintas, galbūt kiti įrodymai, ar pats prasineša, tai tada mes turim jį grąžinti savininkui. Jeigu gyvūnas yra nežinomas, neženklintas, neregistruotas, neturi jokių duomenų ant, pavyzdžiui, savo antkaklio, mes per 3 dienas pranešam apie gyvūno sulaikymą policijai ar savivaldybės institucijai. Ir tada jau policija arba savivaldybė imasi priemonių tą savininką surasti. Ir, aišku, laikinai gali perduoti gyvūną išlaikyti, bei naudotis tam asmeniui, kuris atrado tą gyvūną. Ir jeigu gyvūnas, ūkinis gyvūnas arba jo prieauglis, savininkas nepaaiškėja per 1 mėnesį, o augintinių per 2 savaitės, tai tada atitenka tam asmeniui, kuris jį išlaikė. Jeigu atsiranda savininkas ir per tą 1 mėnesį arba per 2 savaitės, jeigu tai yra augintinis, jeigu atsiranda savininkas ir jį galima grąžinti šeimininkui, tai savininkas turi apmokėti visas išlaikymo išlaidas tam asmeniui, kuris globojo gyvūną tą mėnesį arba 2 savaitės. Gyvūnų globėjai turi įvertinti gyvūno sveikatą ir įrašyti duomenis į žurnalą ar bylą, patikrinti, ar gyvūnas paženklintas, nedelsiant suteikti veterinarinę pagalbą sergantiems ar sužeistiems gyvūnams, reguliariai vakcinuoti šunis, kates šeškus nuo pasiutligės ir turėti dokumentus. Rekomenduojama reguliariai dehelmintizacija. Be abejo, turim užtikrinti minimalų laikymo plotą ir laukinius gyvūnus laikyti pagal nustatytas taisykles. Gyvūnų globėjai taip pat turi apie įtariamą pasiutligę nedelsiant pranešti VMVT ar veterinarijos gydytojui, apie kitas užkrečiamas ligas veterinarijos gydytojui pranešti, vykdyti VMVT nurodymus dėl gyvūnų sveikatos ir gerovės, reguliariai naikinti graužikus ir kenkėjus, užtikrinti gyvūnų ženklinimą, registravimą ir duomenų atnaujinimą gyvūnų augintinių registre. Gyvūnų prižiūrėti turėtų asmenys, kurie turi tam tikras žinias ir yra rekomenduojami periodiniai jų mokymai. Taip pat svarbu yra laikytis visų reikalavimų ir gyvūnų gerovės įstatymų. Jeigu kažkas atsitiko gyvūnui, kurį perdavė laikyti laikinai tą instituciją, per 1 darbo dieną reikėtų raštu informuoti tą instituciją, ar kas nors pasikeitė su tuo gyvūnu. Gyvūnų globėjai kasmet iki vasario 1 dienos skelbia praėjusių kalendorinių metų ataskaitą apie gyvūnų kaitą. Mes prašome nurodyti, kiek ir kokių gyvūnų buvo laikytų, priimtų, nugaišintų arba nugaišusių, perduotų kitiem gyvūnų savininkam arba grąžintų. Ir turime tokią rekomenduojamą naudoti ataskaitos formą. Čia irgi yra aktyvi nuoroda, ją galima pasiekti įėjus čia ir atsisiųsti. Kai kurie gyvūnų globėjai tikrai labai puikiai naudoja būtent tokią mūsų parengtą veiklos ataskaitos formą, bet kiti teikia informaciją taip, kaip jiems yra patogiau ir čia yra visiškai normalu. Tai visi būdai yra įmanomi, mums svarbu yra, kad pateiktumėte tą informaciją, kuri yra prašoma teisės akte. Ir informacija turi būti teisinga, jinai turi sutapti su gyvūnų augintinių registre esančiais duomenimis. Ir kai VMVT inspektoriai atvyksta iš priežiūros departamento pas jus į patikrinimą, jie įvertina, ar buvo pateikta ataskaita ir ar ji buvo pateikta ataskaita.
Gyvūnų globėjų organizacijos savivaldybių teritorijose vykdančiose bešeimininkių kačių kastravimo programas turi užtikrinti, kad bešeimininkės katės būtų kastruojamos patvirtintose veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose arba gyvūnų globos vietose, kuriuose yra įrengta operacinė. Ir operacinės įrengimai yra nustatyti reikalavimai, kaip turi būti įrengta tiek veterinarijos paslaugų teikėjo patalpa, tiek operacinė. Tai veterinarijos paslaugų teikėjo patalpa, tai yra patalpa veterinarinį apžiūrai atlikti ir jie turi atitikti reikalavimus veterinarijos paslaugų teikėjams, tam tikrus papunkčius. Jeigu gyvūnų globos vietoje yra atliekamos chirurginės operacijos, kurių metu būtina gyvūnui sukelti bendrą neutrą, gyvūnų globos vietoje turi būti įrengta operacinė, atitinkanti tų pačių reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams 22 punktą. Bet svarbu ir pažymėti, kad operacinės įrengimas gyvūnų globos vietoje nesuteikia gyvūnų globėjų teisės teikti veterinarijos paslaugos kitiems, nei gyvūnų globos vietoje laikomiems gyvūnams, išskyrus atvejį, kai raštu suderinus su VMVT bei šeimininkių kačių kastravimo programų vykdymo metu kastruojami gyvūnų laikytojai atnešti gyvūnai augintiniai. Stacionarios veterinarijos paslaugų teikėjo patalpos turi atitikti šios reikalavimus. Jos turėtų būti įrengtos taip, kad iš jų negalėtų pabėgti ir jas negalėtų patekti kenkėjai. Jos turėtų būti švarios, tvarkingos, gerai vėdinamos, ten turi būti įrengta karšto ir šalto vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistema, palaikoma optimali temperatūra. Jei tose patalpose be natūralaus apšvietimo turi būti įrengtas ir dirbtinis apšvietimas, taip pat elektros laidai ir prietaisai turi būti saugus, neturėtų kelti pavojaus žmonėms ar gyvūnams. Operaciniai turi būti įrengta atitinkama įranga ir veterinarinės priemonės chirurginėms operacijoms atlikti, įrengta šildymo vėdinimo sistema. Rekomenduojama operacinėje turėti įrangą priemonę skirtą šiltakraujo gyvūno kūno šilumos nuostoliams mažinti ir vieta skirta gyvūnui laikyti po operaciniam laikotarpiu. Tai kol gyvūno sąmonės būklė, nustojus veikti bendrai neutrai, sukelti naudotiems veterinariniams vaistams taps pakankamai stabili, kad jau gyvūną galima būtų grąžinti gyvūnų laikytojui, siekiant išvengti gyvūnų gerovės ir sveikatos pažeidimų. Gyvūnų globos vietos visos turi būti patvirtintos. Ir jeigu gyvūnų globėjai nori savo veiklą patvirtinti ir gyvūnų globos patalpoms gauti veterinarinį patvirtinimą, jie turi pateikti VMVT prašymą, kuris yra nurodytas kitam teisės akte B1146 priede, bet štai čia yra vėlgi aktyvi nuoroda, kurią galima paspaudus įeiti į tą teisės aktą ir į būtent minimą priedą rasti. Taip pat asmens dokumento kopija, patalpų schema, ten, kur numatot vykdyti veiklą, schema, kurioje turi būti nurodyti patalpų ir stacionarios laikymo įrangos plotai. Taip pat tos teritorijos ar patalpų teisėtą naudojimą patvirtinančių dokumentų kopijas ir veiklos aprašymą išsamų. Netaikoma, jeigu gyvūnų augintinių globėjas gyvūnus augintinius laiko ir globoja. Specialiai reikalavimai gyvūnų laikymo ir priežiūra. Kačių šeškurių triušių laikymo įrangoje turi būti įrengta vieta tuštinimuisi. Kačių laikymo įrangoje turi būti nagų galandinimo priemonė. Graužikams, kad jų dantis nusitrintų, turi būti nuolat duodama graužti kietas pašaras arba kieti pašaro papildai. Gyvūnams, kuriems pagal biologinės savybės medžiagų apykaitai užtikrinti reikalinga ultravioletinė spinduliuotė, tai laikymo įrangoje turi būti tokios spinduliuotės šaltinis. O gyvūnams, kuriems pagal biologinės savybės reikalingas dienos ir nakties aplinkos temperatūrų svyravimas, laikymo įrangoje turi būti įrengta tokius poreikius tenkinanti reguliavimo įranga temperatūrų. Paukščių laikymo įranga turi būti tokia, kad joje paukštis galėtų išskleisti savo sparnus. Ir svarbu turėti vandens ir smėlio vonelės. Šunys, katės, šeškai patekę į gyvūnų globos vietą nemažiau kaip 10 dienų turi būti karantinuojami. Išskyrus atvejus, kai veterinarijos gydytojo sprendimu gyvūnų nereikia karantinuoti. Pavyzdžiui, šuo yra kliniškai sveikas ir vakcinuotas nuo pasiutligės. Šunims, katėms, šeškams paskutinę karantino dieną arba ne vėliau kaip kitą dieną nuo jų patekimo į gyvūnų globos vietą dienos, kai veterinarijos gydytojas priima sprendimą gyvūnų nekarantinuoti, turi būti atlikta dehelminizacija ir vakcinacija nuo pasiutligės. Rekomenduojama šunis, katės ir šerkus vakcinuoti ir nuo kitų užkrečiamų ligų. Jeigu pasiutligė ėmus gyvūnų
gyvūnų globėjas be veterinarijos gydytojo sprendimo dėl karantinavimo perduoti iš karto gyvūnų laikytojui savanoriui, pastarasis turi užtikrinti, kad gyvūnai neturės sąlyčio su kitais gyvūnais ir iki veterinarijos gydytojo sprendimo dėl karantinavimo priėmimo, o veterinarijos gydytojui nusprendus gyvūnus karantinuoti, gyvūnų laikytojos savanoris turi laikytis to veterinarijos gydytojo nurodymų. Primenu tik tais, kad šunys negali būti nuolat laikomi pririšti, išskyrus neišvengiamus atvejus. Pavyzdžiui, prireikus šunys pririšami pasivaikščiojimo, vedžiojimo, įrangos ar patalpų valymo metu ir kitais atvejais ne ilgiau kaip 2 valandas. Jeigu laikymo įrangos, kurioje laikomi šunys, katės ar šeškai grindys nėra šildomos, šių gyvūnų poilsio ir miegojimo vietoje turi būti patiesti gultai ir paklotai. Gyvūnų jaunikliai, kurie nesugeba savarankiškai maitintis, turi būti laikomi su motina ar su kita juos maitinančia patele, atskirai nuo kitų gyvūnų, išskyrus atvejus, kai siekdamas užtikrinti gyvūnų gerovę, veterinarijos gydytojas rekomenduoja kitaip. Kiekvienai besilaukiančiai žinduolių pateliai turi būti suteikta atskira vieta su guoliu jaunikliams atsivesti, apsaugoti ją nuo kitų toje pačioje laikymo įrangoje patalpoje laikomų gyvūnų augintinių. Augintiniams dedantis kiaušinius turi būti vieta, kur jie galėtų sudėti kiaušinius, atitinkanti fiziologinius poreikius. Gyvūnų apskaitos tvarka taip pat yra reglamentuojama šiuose reikalavimuose ir siekdami užtikrinti gyvūnų atsekamumą, tai gyvūnų globėjai turi tvarkyti visų priimamų, laikomų, perdodamų, nugaišusių arba nugaišintų gyvūnų apskaitą, kurie yra duomenys registruojami. Atsivestų gyvūnų ir kitiems gyvūnų laikytojams, įskaitant gyvūnų laikytojų savanorius ar savininkams perduotų gyvūnų išskyrus šunis ir kates skaičių ir rūšį, gyvūno sveikatos būklę, jo patekimo pas gyvūnų globėją metu ir gydymą. Tai nurodyti gydymo datas, veterinarijos gydytojo vardą ir pavardę, gyvūnų patekimo pas gyvūno globėją ir perdavimo kitiems gyvūnų savininkams ar laikytoms datas, laikymo įrangos, kur yra laikomas gyvūnas numeris, gyvūnų laikytojo ir savininko, kuriam perduotas gyvūnas vardą, pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys ir nugaišintų ar nugaišusių gyvūnų skaičių, rūšį ir žinoma priežastis, jeigu yra jos žinomos. Kiekvienam šuniui ar katei yra tvarkoma atskira byla, kurioje matomi šie duomenys. Tapatybė, patekimas pas gyvūnų globėją, kokios buvo aplinkybės, atvedimo vieta ir data, jeigu šie duomenys yra žinomi, reprodukcijos duomenys nuo gyvūno patekimo pas gyvūnų globėją dienos, gydymas ir socializacija. Gyvūnų globėjas, perduodamas gyvūnus kitam gyvūnų laikytojui ar savininkui, turi raštu sudaryti sutartį ir jos vieną egzempliorių kartu su visa turima informacija apie gyvūną ir dokumentais perduoti gyvūnų laikytojui ar savininkui. Perduodami tik ženklinti ir registruoti šunys, katės ir šeškai. Duomenys gyvūnų augintinių registre keičiami gyvūnų augintinių ženklimo ir registravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Reikalavimai gyvūnų gaudymui ir transportavimui. Siekiant išvengti nereikalingos skausmo, kančios, baimės ar ilgalaikio sužalojimo, gyvūnai turi būti gaudomi humaniškais būdais patyrusių asmenų, kurie gerai pažįsta gaudomų gyvūnų įpročius ir gyvenimo aplinką. Prireikus laisvėje gyvenančių, sergančių ar sužeistų laukinių gyvūnų gaudymo vietoje turi būti atitinkamai gyvūnų rūšiai vežti pritaikytų transporto priemonių. Vežamiem gyvūnam negalima duoti raminamųjų veterinarinių vaistų. Išimtais atvejais, jei gyvūnai neramus, gali sužeisti ar kelia pavojų žmonėms ar gyvūnams, veterinarijos gydytojas gali naudoti raminamosius veterinarius vaistus gyvūnams nuraminti. Jei gyvūnai vežami ne asmeniniu lengvuoju automobiliu, o specialiai gyvūnų vežimui pritaikyti transporto priemonę, tai tos priemonės naudojamas gyvūnų vežimui ir rekomenduojam pažymėti aiškiai matomą už gyvūnai, šalia jo nurodant gyvūnų globėjų pavadinimą, telefono numerį. Transporto priemonių turi būti įrengta reguliuojama ventiliacijos įranga, kuria tiekiamas šviežias oras ir užtikrinama, kad transporto priemonės variklio išmetamos dujos nepatektų į vidų. Transporto priemonių ir transportavimo naudojamos įrangos grindys turi būti tvirtos, nelaidžios vandeniui, pagamintos iš neslidžios medžiagos ir prireikus pabarstytos pakratais. Gyvūnų globėjai apie struktūrinius ir veiklos pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos gyvūnų gerovės sveikatai ar informacijos apie globojamus gyvūnus sklaidai, ne vėliau kaip per 10 dienų turi pranešti VMVT, kurie atsižvelgdama į gyvūnų globėjo pateiktą informaciją apie struktūrinius ar veiklos pasikeitimus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, pakeičia reikiamus duomenis apie gyvūnų globėją. Gyvūnų globėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi pateikti VMVT informaciją apie nutrauktą gyvūnų globos veiklą.
VMBT nustačius, kad gyvūnų globėjas neatitinka reikalavimų ar nesilaiko reikalavimus nustatytų pareigų, nustato netrumpesnį kaip 14 dienų terminą trūkumams pašalinti ir apie tai informuoja gyvūnų globėją, nurodydama pasekmes, kurių jis sulauks, jei nepašalins tų trūkumų per nustatytą terminą. VMT išbraukia iš gyvūnų globėjų sąrašą šiais atvejais. Jeigu gauna gyvūnų globėjų pranešimą apie nutrauktą gyvūnų globos veiklą, jeigu gyvūnų globėjas nepašalina nustatytų trūkumų per VMT nustatytą terminą, jeigu atsiranda gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių. Gyvūnų globos vietoms laikinai sustabdžius ar panaikinus veterinarinį patvirtinimą, gyvūnų globėjai turi užtikrinti laikomų gyvūnų gerovę arba pagal VMT nurodymą perduoti gyvūnus kitiems gyvūnų globėjams. Gyvūnų globėjai, kurios VMT pagal reikalavimą 15-1 punktą išbraukė iš gyvūnų globėjų sąrašo, turi neprimti naujų gyvūnų, nedelsiant informuoti gyvūnų laikytojus savanorius apie nutraukiamą gyvūnų globos veiklą, nedelsiant informuoti gyvūnų laikytojų savanorius, kuriem jie perdavė laikyti gyvūnus, apie gyvūnų grąžinimą gyvūnų globėjui, nedelsiant informuoti gyvūnų laikytojų savanorius, taip pat kurių terminas jau yra pasibaigęs, apie galimybę grąžinti gyvūnus arba jais disponuoti nuosavybės teise, užtikrinant jų gerovės reikalavimus, priimti gyvūnų laikytojų savanorių grąžinamus gyvūnus, kurių laikinosios globos terminas nėra pasibaigęs ir juos perduoti kitiems gyvūnų globėjams, priimti gyvūnų laikytojų savanorių grąžinamus gyvūnus ir jais disponuoti nuosavybės teise, užtikrinant jų gerovę arba perduoti kitiems gyvūnų globėjams arba naujiems savininkams, kurie turės galimybę gyvūnus laikyti ir užtikrinti jiems gerovės reikalavimus. Ir reikalavimai turi 2 priedus, 1 ir 2. Pirmas priedas yra minimalios gyvūnų augintinių laikymo įrangos ar patalpos ploto normos. Tai VMT yra nustačius minimalų plotą, koks galėtų būti kiekvienai gyvūnų rūšiai. Mes čia turim minimalius plotus vienam gyvūnui, kiekvienam papildomam gyvūnui, kiek reikia skirti vietos. Ir aišku, pavyzdžiui, tokiem gyvūnam kaip pelės, miltmelės, žiurkėnai, šinšilai, dekoratyviniai triušiai, voverės šeškai, dar yra nurodytas ir minimalus aukštas ir paukščiams. Taip. Ir čia yra paukščiai, kurie yra globojami. Tai irgi yra nurodyta ir jiems lygiai tokia pačia tvarka. Tai yra nurodomas vienam gyvūnui, kiekvienam papildomam gyvūnui ir minimalus aukštis. Ir nurodomas plotas yra driežui arba vėžliui. Na ir turbūt aktualiausios ploto normos tai yra dažniausiai naudojamos iš tikrųjų, nes šunų ir kačių beglobių yra turbūt daugiausiai iš visų gyvūnų. Tai pirma ploto norma yra taikoma šunims, kurie yra išvedami iš jų laikymo įrangos. Jeigu šunys yra nevedžiojami, tai tada yra taikoma didesnė ploto norma. Ir vėlgi, vienam gyvūnui yra nustatomas vienas plotas, jeigu yra papildomų gyvūnų, tai kiekvienam papildomui gyvūnui yra skiriami papildomi kvadratiniai metrai. Į šitus plotus labai reikėtų atsižvelgti, nes priežiūros departamentas, priežiūros departamento inspektoriai, jeigu tikrina, tikrai skaičiuoja sąžiningai ir vertina, ar gyvūnams užtenka ploto. Šie plotai yra minimalūs. Taip pat yra antras priedas reikalavimuose ir čia yra rekomenduojamos gyvūnų augintinių laikymo temperatūros normos. Tai rekomenduojamos gyvūnų augintinių laikymo temperatūros normos taikomas laikant gyvūnus augintinius patalpoje ar joje esančio gyvūno laikymo įrangoje. Ir pelės, žiurkės, miltpelės, žiurkėnai, jūros kiaulytės gali būti laikomas nuo 20 iki 24 laipsnių Celsijaus, na, o triušiai, katės, šunys, šeškai ir paukščiai yra laikomi nuo 15 iki 21 laipsnių Celsijaus. Tai mokomųjų gairių būtų tiek. Tikrai stengiausi sudėti informaciją taip, kad jinai būtų šiek tiek aiškesnė ir ją pateikti jums keliais formatais, kad
kad būtų aiškiau ir lengviau vykdyti veiklą ir kad būtų lengviau pasiruošti planiniams ir neplaniniams patikrinimams. Tai jeigu turite kažkokių klausimų, norite pasikonsultuoti, dar kartą labai kviečiu kreiptis 1879 arba info@vmbt.lt. Tai šiandien būtų tiek ir tikiuosi, kad labai tikiuosi, kad informacija bus naudinga. Tai ačiū Jums ir sėkmės!